Sveiki, draugai. Nu, Arūnčikas vėl į tą pačią vietą atlėkė. Nu, man žiauriai ten užkabino tas sazančikų kibimas. Bičikė laisva, kaip nekeista. Nu, dar mažai kas sužinojo, aišku. Tai todėl jinai ir laisva. Bet kai jau sukelsiu video, tai greičiausiai, kad bus pasibaigs šitas laisvumas. Teks ieškotis vėl naujų vietų. Nu, ką darysi? Kybės vietos ilgai laisvos nebūna. O dabar, ką mes čia šiandien turim, tai turim biškį blogą vėją. Praeitą kartą, kai atvažiavau, buvo panaši situacija. Pirmą dieną buvo pūtė rytų vėjas, dabar vėl rytų vėjas pučia. Bet kažką minėjo, kad bus vakarų vėjas. Nu tai tikėkime, tada gal situacija pagerės. Nu bet dabar mes jau žinom, kaip gaudyti, ant ko gaudyti, su kuo gaudyti. Tai galbūt ir rytų vėjas nepamaišys labai jau stipriai. Tai vienu žodžiu, dar kas yra blogai, kad šiandien karštas žiauriai, o poryt praneša labai daug lietaus. Tai nežinau kaip čia bus. Ar mes čia per lietų žvejosim ar ne, nu bet jeigu kibimas bus, tai manau, kad pažvejosim ir per lietų. Pagal situaciją. Nu, o dabar reikia eiti vėl viską susidėlioti, sumaišyti pašarus, šertis ir tikėtis, kad sazaniukai ateis. Nu, nesvarbu, gali tokio žoro ir nebūti, kaip buvo. Greičiausiai jo tokio ir nebus, bet bent keletą pagauti jau būtų kaifas. Nu, man ta žvejyba labai patiko, todėl ir atlėkiau dar vieną kartelį. Kol dar laisva vis dar čia. Nu, draugai, kaip visada, pirmiausia pasistatom gryčiutę. Taip sakant, kad spakaina būtų. Susimėsim meškerės, reikės uždėti tentą nuo lietaus. Nes, ką gali žinoti, kada čia tas lietus prasidės. Neaišku. Ne, nu palapinė tai... Palapinė tai kažkokia tragedija. Aš nebegaliu. Čia tai vadinasi ta, kur greit pasistato. Irgi. Bet pasistatyti greit jinai nė velnio nenori. Kur tu lipsi, vaikas, tu mano? Jau jinai derina kai visą laiką. Abrazdėlis. Nu tu eini zmundai, kai visą laiką derini. Pasitrauk, eini. Eik iš šono. Nu, šį kartą biškį jau kitaip statau. Kas svarbiausia, kad šį kartą reikės 2 lovų. Nes atvažiavau su savo 2 gabrikais. Jau su vienu gabriku vietos mažai vienai lovai. A su 2 tai išvis. Va, čia tavo lova. Į šitą tu lovą nederink, šitą tavo lova. Tai negmūtė. O, tai negmūndas. Nu jo, vėjelis tai galėtų biškelį ir papūsti. Nes nu toks štiliukas. A palapinė tai išvis čia kaip šiltnamį.
Karštys konkretus, eina savo. Taškentas. Taigi, kur koks taškentas. Bandysim sėstis į tą pačią vietą. Nu viskas, šį kartą jau dėsiu ant tokių koliukų. Gal biški bus kitaip kažkaip tai. Nes ten aš pastebėjau, kad man vala į tą poroloną paprasčiausiai, kai jisai staigiai varo ir jisai tą poroloną įpjaudavo, įlysdavo ir dėl to sunkiai eidavo. Dar ten variantas buvo. Bet aišku, pagrindinė problema buvo, dėl ko raudavo, tai būdavo dėl to, kad staigiai išvinioja iki klipso ir ties klipsu čiunkšt ir viso. Reikia kažkaip bandyti gal didesnį padaryti tą tarpą tarp klipso. Žodžiu, kažkaip reikia biškį kitaip daryti. Nu, o čia daugiau, bet jau šį kartą dugninių nemesiu ant ungurių su naktiniais sliekais. Užtenka man tų bairių, šį kartą biškį kitaip žvėjosim. Biškiuk kitaip. Ir stengsimės kuo mažiau vaikščiot nuo meškerių. O kaip ten gausis, nežinau. Nu va, kažkaip tai bus. Dar uždėsim čia skambaliukus, tai biškį geriau girdėsis ant šito, nes ant ano tai net nesigirdėjo. Ant šito tai nors girdėsis galbūt. Kągi, draugai, giliai sumiruoti. Karštis nežmoniškas. Net keista, kad ateina lietus baisinis. Bet jau čia reiks maudytis, kitaip nebus. Mutė liemenės nepaėmiau, bet tiesą pasakius, jinai ir negali maudytis. Nes jai sulašinti lašai nuo erkių. Kągi, dedamės ant pirštuką ir dirbam. Dirbam su tą mintim, kad prisišauksim vėl savo sazančiukų krūvą. Nu, tegul ne krūvą, nors kažkiek. Svarbiausia, kad jie atplauktų. Tai dabar va čia, kiek aš šito žirniuko, nu kokia. Aišku, ne per daugiausiai, bet koks 1,5 kilogramo kropičių įvarysiu. Kaip arti mesdavau, tai geras. Kai bangos buvo, atrodė toliau. Kiekvienas susiema savo veiklą. Kažkas mano bambioškę gaudo, kažkas bando akmenį iškasti iš vandens. Vienu žodžiu, visi turim savo darbus. Titančik, tugi negaudai šito daikto pas mane, nigdė. Kaip aš dabar sugalvoju pagaudyti?
Kas žodis. Obla. Kas čia buvo? Tančik, nežinai. Gerai tai būna. Va taip jau seniai nebuvo. Tuška, gaudai jo. Gaudai. Ir все, gyvenimo pradžių užteks. Nu kągi, draugai, vienas užšėrimo etapas jau padarytas. Dabar mūsų laukia kitas etapčikas. O kitas etapas bus toks. Šausim pašariuko. Taip, pusę maišioko šito įdėsim. Tada pusę šito maišiuko. Vienu žodžiu, pusę to maišiuko, pusę nuo ir pusę šito. Visko po pusę. Nu supratit mane. Čia maždaug taip. Pusę to, pusę nuo ir pusę šito. Taip. Ir dabar išmakalojam. Galiu pasakyti, kad labai daug gavosi. Pusę to, pusę nuo, pusę šito. Nesvarbu, bus gerai. Tai dabar įvarysim melasos. Taip, melasos gal galima būtų ir daugiau, bet taupimo sumetimais biški mažiau. Nu ir dar čia tokio prieskoniuko skanaus. Irgi daug negaliu pilt, nes dar prireiks. Nes kas per daug, tai irgi negerai. Na все, makalojam, mirkom. Visą tą reikalą, kol nu, kol brinksta, aš manau, einu įsitampysiu palapinę. Kažką dar pasidarysiu, ką man reikia. Все. O, draugai, pavyzdėkit, kaip reikia spręsti to kinietiško šuduko problemą. Va. Bats. Kažkas atvažiuoja, man atrodo, pas mus. Ar ne pas mus čia? Reikia žiūrėti. Jo, pas mus. Gal pasienis. Ai, nesu priekaba. Tai vėl nežinau kas. Va tai va. Bats, uždėjau tentą tokį žalios spalvos. Tikėkimės, kad bus gerai. Ir va, kaip šį kartą vidų įsirengėm, kadangi su dviem gavrikais atvažiavau. Tai va. Čia bats viena lova. Ir ten bats kita lova. Va tai va, viskas bus. Kažkokia mašina toks viskas juda link mūsų. Reikia gal dėl viso pikto šuniukus prisirišti. Maža ką, kad paskui nebūtų čia triukšmo bereikalingo. Žiūrim, laukiam. Ai, vo šaika. Jau šį kartą paėmiau rimtesnį čirpoką. Bet kad tik nebūtų taip, kad kai pasiruošiu labiau, tai būna, kad būna ragai. Nu, bet jau geriau pasiruošti, negu paskui nuleisdinėti belenkiek. Plius anas biški per mažas. Šitas bus kaip tik pats gazas vestinuko. Toksai bajavas. Aišku, gal jisai kiek sunkokas, bet ir anas nelengvas. Nu що, dabar dedam karmuškę.
šėrimuisi ir bandom šerti su pašariuku. Su kitu jau dabar. Išbrinko lygtais. Tik tai gal, nežinau, kadangi patsepkė pririšęs, ne ant greitos jungties, tai nežinau kaip čia. Ta patsepkė man labai maišys, nelabai. Pabandysim, sužinosim. Ale kaip greitai sklinda kalbas. Jėzau, tik įkėliau video ir net įkėliau net ne visiems, o tik kanalo nariams. Ir jau batai. Jau hebra važiuoja šniūrais. Eina savo. Žodžiu, kai visada susimėsiu, kokie 10-15 karmuškių ir bandysim laimę, žiūrėsim. Ar čia mums pasikartos praeitos žvejybos tas žoras beprotiškas ar ne. Viskas, šaika, pradedam žvejybą. Gana čia mojuot, sportuot. Tak. Pasiruošiau savo kukurūziukų. Šitą jau galima nuimti. Jau nebūtinas. Ir bandysim. Kabliuką šį kartą didesnį uždėjau. Tai nežinau, čia geriau bus, blogiau. Ir pavadėlį storesnį uždėjau. Irgi nežinau, ar bus geriau, ar blogiau. Na, taikinys, kitas krantas. Ugnis. Ir ką, bandom laimę. Stabdžiai iškart atleidžiam dėl viso pikto. Aišku, tas stabdžio atleidimas labai daug naudos neduos, nes kadangi klipsas bus pakeliui. Ir kitą meškerę jau biškį irgi kitaip teko užsidėti piniginę rytelę, nes ten buvo storesnis pintukas uždėtas, o nuiminėti nenorėjau, nes čia pilnas barabanas privarytas belenkiek. Tai žodžiu gautųsi, kad viso nesuviniočiau ant kitos rytės. O taip tai viskas tas pats, irgi tik tai storesnis pavadėlis ir kabliukas, gal didesnis biškelį. Ir irgi viskas tas pats, šaika. Irgi šausim 3 kukurūzus. Blem, kokie biški pominkščiai, sakyč. Gal biškutį. Jau reikia padrėkinti pašarą, per daug padžiuvo. Blem, kiek čia gramų, kad tokia lengva? 70. Nu, pažiūrim, kaip tas 70 atrodys. Ar labai neš, ar neneš.
O šį kartą, jeigu ką, tai bent jau skambaliukai girdėsis. Jeigu jau meškerė trauks į vandenį. Nes pirmai tai tykiai ramiai meškerytė. Šmūkšt į vandenį ir varo. Ne. Nereikia čia derinti. Vien žodžiu, draugai, išgerkim už tai, kad arunčikui ir šį kartą paeitų su sazančikais. Į sveikatą, draugai. Būtų labai gerai, kad užturėčiau kibimukų. Nu bent jau kažkiek tai. Jau nesakau, kad tiek pat, kiek buvo. Bet bent jau kažkiek tai. Bent jau, kad veiksmas būtų. Bet dabar tai be proto karšta. Nu kartojasi viskas panašiai kaip aną kartą. Pirmą dieną atvažiavau, dušnekas, rytų vėjas. Žodžiu, viskas ne į temą. O šitie sumuštiniai, galiu pasakyti, visai nieko. Valgyt galima. Ё-моё! Шайка! Блин! Arunčikas nuogas iš vandens išlėkė. A jūs matėt? Ё-моё! Lėkštukas paėmė. Ant ko paėmė? Ant kukurūzų. Bet tik sugalvo, ką nors daryti. Aš nesprantu. Ir svarbiausia galvoju,
Reikia lįst be trauzų, jau vakaras. Galvoju, gal nespės išdžiūti. Tai čiut nenuogas išlaikiau. Turiu šaiką. Viskas gerai. Nors ir be triusikų, bet nemazinau. Tik tai gaila, kad kameros antros nebuvau uždėjęs. Bliam. Gražus lėštukas, žinokit. Gražus. Ant 3 kukurūzų. Netėničką atbėgo pažiūrėti. Pavyzdėkit šaiką. Kartojasi praeitas kartas. Bac, tada irgi tas pats buvo. Iš vakaro tokį. Pumt ir įkaliau. Gražuolis. Sio, dedam į sėtuką. Lauk. Titančik. Kas čia, blem. Maju. Bet svarbiausia, brendu link vandens. Jau tik tai pradėjau plaukti, atsisuku. Jau maskatojasi visą viršūnę. Ai, tu savo galvoju. Kai visą laiką. Tik tai ką nors daryk. Nu ką darysi? Reikia mest vėl. Ale net negalvojau, kad paims ant 3 kukurūzų. Dobra, kliovas. Nu žodžiu. Vienu žodžiu, tik vėl pradėjau kažką daryti. Suspėjau maišyti pašarus, 20 karšiukas vėl. Nu normaliai, ką? Geras. Ant vakaro vėl atėjo. Ai, tu savo. Kamera, aišku, nusukta buvo į pašarus, kaip maišau. Pasižiūriu, kad ten jau maskatojasi. Karoči. Kita meškerė irgi valas atleistas. Panašu, kad kibimas buvo
sau. Vienu žodžiu. Nu nekimba, kol sėdi prie meškerių, nors tu ką. Turi kažką daryti, tada kimba. Ir dar tas vaizdas, kad ant abiejų. O šaika. Dar vienas. Bats! Kartojasi vis dėlto. Antras. Kartojasi praeita žvejyba. Tai jeigu rytoj paeis fazanai, tai bus super. Vėjai drugeliai, lauk. Reikalai kaip sudėjai. Ištai sulindai. Išjauna. Dar pastoju turiu lakstyti šaldytuvą, padėti vis. Uždedu, vėl padedu, uždedu, vėl padedu. Nes ant tokio karščio tai čia mygam viskas prarūks. Jeigu taip laikysiu. Tai vis dėlto karšiukai nusprendė ant vakaro paeit. Aš taip suprantu. Man atrodo, ir ant anos buvo kibimas. Nes labai už šoną nuėjo. Bet blemba. Einu maudytis, kliovas. Kol stoviu prie meškerių nieko. Absoliučiai. Tik tai einu pašarus maišyt, kliovas. Nu žodžiu. Žiauruma. Davai, taigi. Ateik čia. Ateik. Kur maištelį? O maištelį, valgyti maištelį. Ateik čia, valgyti. Stop. Stop. Blemba. Vėl kliuvas. Ne, nu šaika, ko jūs nesakot, kad vėl kimba? Geras. Arončikas tik nuėjo, vėl kibimukas. Eini, kur tu eini? Ir vėl aš turiu. Nu šaiko šį kartą geriau, man atrodo. Pirmutinė diena. Taip nebuvo, kad viens po kito eitų karšiukai. Dar taip nebuvo, kad karšietai eitų viens po kito. Aišku, kai ateis sazančikai, karšiukai jau nebebus. Ko aš čia noriu pasakyti, sazanas? Nenoriu tikėti. Ne, rimtai? Ar gali taip būti? Nes kažkaip labai įtartinai duodasi. Man toks jausmas, kad rimtai sazanas. Blemba, geras. Chebra, man atrodo, vėl turiu sazaną. Jo, taip ir bus. Офигеть. Pagaliau, chebra, pagaliau. Jo, sazanas. Točnai. Nu все. Ar ne? Nieko nesuprantu. Negi taip karštis gali duotis. Kas čia per žuvis nematau? Blemba, karštis taip nesiduoda, nu. Jeigu čia karštis, tai aš sportininkas belinkoks. Karštis, nu tu geras. Sazanas, sako, bet tai kaip jis čia taip duodasi, aš nesuprantu, kokį čia didumo. Blemba, aš tikrai galvoju sazanas. Nu, tu pažiūrėjau, kokia pliauska.
Šaikai, jūs pažiūrėkit, kokie pliauskai, kokio dydžio. Beliam kokio dydžio. Beliam kokio. Užtat aš ir galvoju, kad čia sazančikas, kad visai eit nenori. Va taip va. Pasirodo, gerai jiems tinka ir kukurūziukas. Во šaikelą, prašau. Bant trečias. Ha, trečias. Nu super, super. Dar vienas lėštukas, bet gerulis. Nu. Kol kas paimam lėštukus. Jeigu bus karpiukai, lėštukus paleisim, paimsim karpiukus. Yes. Lėštukai pajudėjo. Svarbiausia nesausas. Aš jau galvoju, kad aplamai šiandien bus batai. Tai kiek aš čia jos nešiosiu pirmin atgal. Bet tai įtariu, kad pavadėlį reikia keisti ant kitos meškerės. Nes ten storesnis uždėtas 0,3. Čia paploninau. Nu, nežinau, čia sutapimas, bet kai paploninau, pradėjo kibti. Nu, ką aš galiu pasakyti? Jo, kai suploninau, pavadėlis pradėjo kibti. Va tai va. Kas čia? Karšis ar sazančikas? Ne, panašu, kad karšis. Turbūt. Bet jeigu karšis, tai gerulis. Vėl. Na jo, karšis šį kartą užėjo. Sazančikų nerasta. Bet va, kalą jie ant žiūrint ant to ant kukurūzo ir vargu nematau. И ką tu jiems? Nu, jo, karšėcas vėl. Ir vėl karšėcas. Ir vėl pliauska. Eina savo. Bet tai kokie geruliai jėma. O čia tai lėštukai. Venski lėštukai, ja? Eina savo, kokie lėštukai. Net apimt neina tokių lėštukų. Nu. Nu-ką, davai, lyski čia. Bus paprasčiau. Eik tu savo. Čia tai lėštukai, hebra. Trečias lėštukas, ne, ketvirtas jau. Jau ketvirtas. Vienu žodžiu, šį kartą lėštuką ima ir все. Тихо. Kašaika. Šios dienos laimikiai tik tai lėštukai. Bet lėštukai tai gražus. Labai gražus lėštukai. Man patinka. Nu, super. Sakyčiau, tokie sunku iš akies pasakyti, bet apie du. Apie. Jo, šaikė pastebėt, nėra pas mane to tokio wow. Jau atrodo, kad čia viskas natūralu. Taip turi būti. Bet panašu, kad žinokit, man atrodo, kad padėjo tas valo
nusiploninimas. Nes tik suploninau valą ir prasidėjo. Tiek ant vienos, tiek ant kitos. Nu, arba čia viskas sutapo. Ir valas, ir tai, kad pakaras. Kas? Pituška. Nu jo, pagal tai kaip kimba lėštukai, tai panašu, kad sazančiukų tikrai nebus. Nes man atrodo ir vėl kimba. Jo. Opa, ant kitos dabar. Šaika. Ir vėl lėštukas. Karočią, tos nespėjau užmesti, ant anos kalė. Normaliai. Tai kai užėjo lėštukai. Panašiai kaip tada sazančikai, tai dabar lėštukai. Nu jo. Normaliai. Penktas lėštukas. Ups. Penktas lėštukas. Nu, jau geriau lėštukai negu nieko. Aišku, dabar man kažkaip tai biški keista, kad po sazančiukų lėštukus traukti. Bet, ką darysi? Opa, nesupratau, tu čia atsikabinės, ar čia prarijęs, ar čia kas čia, kaip čia. Ai, čia kiaurai praėjo pas tai. Ramiai pabūk, nes kitaip arunčiukas čia neištrauks. Man tai paleisti reikia būtinai. Jau savo normą jau pasiėmiau. Šio lėštukų. Nu va, šaika, bats. Penktas lėštukas. Vot jum ir vakarėlis. Nu, 3 kukurūzikus vėl šmukšt. Čia su ta mintim, kad bus sazančikas, bet dėja, kaip lėštukai, taip lėštukai. Sazančikų nema. Vien tik lėštukai. Aš čia raketą atvaro. Šį kartą net skambaliukas suskambėjo, bet kitur čia nesuskambės. Taip davė. Bet vakaras koks fainas, bet jau vakaras. Net nesitikė, kad rytoj visiškai bus kitoks oras. Palyginus iš šiandien, vakaru ir dieną. Na ir žiūrėsim, čia tas permainos mums čia duos ką nors naudingo ar ne. Šiaip turėtų duoti. Nu ir ką, draugai, va toks va ir vakarėlis. Arunčikas įkalė 5 lėštukus. Dabar jau 10 valanda. Tai nežinau, pagal viską neturėtų būti daugiau lėštukų. Nes jeigu jie čia ir kimba, tai kimba maždaug iki tokio laiko. Nuo vakaro, jeigu tai paėmus. O, pas arunčiką kaip gražiai šleikutės įdegė. Kaip lifčikas. Taigi va. Nu, šios dienos rezultatas, aš manau, bus toks. Bent jau iki 12 valandų bus 5 lėštukai. O vat kas bus rytoj, tai neaišku. Bet aš manau, kad rytoj turėtų būti irgi. Tik tai reikia išlaukti. Kas čia? Tik tai manau, kad reikia išlaukti, kol praeis lietutis. Ir po lietučio turėtų būti. Žodžiu, rytoj iki vakaro prabūnam. Jeigu nieko, varom namo. Jeigu sazaniukai ateina, žvejojam.
Šį kartą pašariuko daugiau paėmiau. Bent jau sausiako turėtų užtekti. Žirniukai, kukurūziukai dar ten pilnai neatšilę. Tai neturėtų sugesti iki rytojaus. O rytoj mes juos sumetam. Ir turėtų būti viskas gerai. Dabar ką, dar pasėdėsim ant vakarinio. Gaila, kad laužo negaliu kurti, nes vis tiek užgesins tas lietus. Nes jau ten, už manęs jau ten va matosi kaupėsi lietutis. Tai va, žodžiu, pavakarosim iki kokios 1, gal pusė 2. Jeigu sazančikų nėra, einam gulti. Nu ir pabandysim vėl tą bairį padaryti, tik tai šį kartą jau su skambaliukais. Tai pažiūrėsim. Svarbiausia, aišku, kad nenuneštų meškerės. Reikia biškį daugiau laisvo to valą palikti. Ir tada jau, kai skambalios, tai nieko ten nelaukti, iš karto bėgti ir viso. Nu, bet Nemunas palyginus su Nerim koks gyvas, tai ką žinau. Ne tas žodis. Šakės. Neries upėje tiek žuvies nepamatysi. Ta prasme išėjimų. Šapaliukai, jeigu pašokinėja, tai viskas. O čia, ką žinau, ir sazančikai šokinėja. Ir karšiai kupras rodo. Ir dar visokie perkūnai turi būti irgi. Nežinau, kas ten dar, bet dar tikrai kažkokia žuvis irgi pasirodo. Nu, žodžiu, veiksmas žiauruminis. Blemba, kaip gaila, kad tą kamerą vėl užlaginau. Nesuprantu, kam reikalas. Svarbiausia filmavo pradžioj. Povandeninė. Antrą kartą užmečiau, bats, ištraukiau. Valandą laiko prabuvo, nieko nenufilmavo. Neveikia vėl. Nesuprantu, aš blemba. Kažkokia pornografija. Veikia, bats nebeveikia. Vėl ant kompo ten reikia kažką daryti. Svarbiausia, net nežinau, ką daryti. Maigau, belenką primaigau. Bet jau buvau padaręs, kad filmuotų. Dėl ko jinai pradėjo vėl nefilmuoti, neįsivaizduoju. Kažkoks kosmosas. Nu ką, šaika, viskas, ruduo, žąsis jau išskrenda. Тиш.
ką, labas rytas, draugai. Nu, naktelį galvojau bus rami. Bet ne. Vis tik sazančiko kibimas buvo. Tai nurovė kablį. Tada karšiuką nusileido, man atrodo. Nu ir dar vienas kibimas buvo. Bet kadangi lyja, tai net nesikėliau. Kažkaip tai nesidarėjo per lietų. Tai laukia, kol nustos. Tai dabar lietutis nustojo, reikia vėl viską dėlioti, šertis. Nu ir bandyti gaudyti vėl sazančiką. Nieka kita nebelieka. Čia dar žuliko. Kažkaip nelabai aš suprantu. Panašu, kad teks bandyti žuvį traukti su rankom. Nes aš čia nė velnio negaliu išpainioti. Viskas, trauksim taip. Jeigu jis dar nepabėgo man. Kitos išeities nėra. Avo, leščiokas. Aš sakau, kad sėdi kažkas tai. Čia leščius. Iš po nakties. Nu, rankutėm traukiam, rankutėm. Neina kitaip išpainioti ir viskas. Ai, nors tu ką. Dabar neglykai dar. Nu все, pats save paleido, gerai. Eini, tu eik iš čia. Eik, nes tu čia taip supainėsi viską. Reikės viską perišti. Jo, majo, davai, plauk. Jau tas net nebenori plaukti. Eini, eik pasitrauk nuo čia. Ir šitą skylę pranert. Nieko nesuprantu. Kas čia yra? Tai dabar aš vis tiek pirmiausia, man atrodo, kad pasišersiu, o tada persirišiu vėl per naują. Vieną meškerikę. Bet tai taip susuko, nieko nesupratau, kaip jis ten ėjo, perėjo, praėjo, nežinau. Nežinau, šaika tos naktinės žvejybos tai iš tikrųjų vargina, eina savo. Simiegos normaliai negalėjai, nes arba muzikikė kažkur groja normaliai, arba lietutis į stogą barbena. Nu ir aišku, dar ausis ištemtos, ar skambaliukas, ar meškerė nelėkia į vandenį. Jo, tai vargina normaliai. Šagės koks jaučiuosi pavargęs. Nu nieko, tai kavytės iššausiu, biškį žvalgysiu. Gal biškelį pagerės. Nu žodžiu, lauksim dabar vakaro. Dabar aš iššausiu kavytės. Biškutuką va, užvalgysiu lengvai, duonelė, dešrytė, pomidoriukas ir bus gerai. Nes sakau, žiauriai tingisi kažką daryti, nėra jėgų. Norėčiau dar žuvį įsikepti, bet aš jaučiu, kad nekepsiu. Nu pažiūrėsim, gal dieną įsikepsiu, bus matyti.
ką, draugai, užvalgykim biškelį. Nereikia badauti. Nu, kartais gal reikia. Bet šiuo atveju tai nereikia. Sveikata, draugai. Išgerkim už tai, kad šiandien sazančikai paeitų. Labai tikiuosi. Labai. A kaip tu, Tite, tikėsi? Žinau, kodėl nekimba sazančikai. Enigmą paėmėm į žvejybą. Ne, Titanai, nederink. Tu irgi nederink. Mamos reikėjo neimti žvejybą. Kai paėmė enigmutę, tai kimba tik tai leštukai. O, kavytė kaip greit atšalo. Greitai tu mano žiūtinas, kur sazančiukai, pasakyk tu man, Miškutė, kur sazančiukai? Nėra? Šaika, man atrodo, mano čerpokas plaukia. Vėl. Ai, kur tie mano sazančikai, tai aš nežinau. Leštukas. Bet tai vėl pliauska nebloga. Ne, reikia susietukų imti. O tai tik čia, ateik. Reikia susietukų imti. Ant kukuruziuko šmukšt. Ką tu savo galvoji? Leštukas vėl. Nu va, Šaika, vėl karšiukas. Nėra sazančiukų. Nėra. Davai, varyk, leštukas tu mano. Varyk.
Tai va šaika, tik lėštukai. Va šaikelą nusprendžiau paprastai, va sau bulvikį įsikepsiu, nors galėjau va šitą lėštuką, kur pagavau, įsikepsiu. Ale, ai! Bus gerai ir bulvytės, ane? Nu, šį kartą runčikas kukliai šaika. Su bulvytėm keptom. Ai. Na. Dar dvelkanos burnos. Norėtum. Man atrodo, kad šito tomato, žinokit, trūksta. Kurio runčikas neturi. Biškai sausai kažkaip lenda. Ne, ir vėl nesisėmės. Ir vėl lėštukas. Aš čia yra. Все, šaika, sazančikų nėra, tik lėštukai. Baigėsi. Ai, kaip negerai, kaip negerai. Aišku, lėštukai gražus, bet tik lėštukai ir daugiau nieko. Ava, dar vienas. Jau irgi nežinau kelintas šitas lėštukas. Jau gal koks 8 ar kelintas jau čia. Nebeskaičiuoju. Bet faktas tas, kad jeigu lėštukai ganosi, vadinasi, sazanų nėra. Nu, šaikelą. Kągi, draugai, dar vienas lėštukas. Sio, sazančikų ko gero nebus, kaip suprantu. Pasibovėjai ant kabliuko, tada gali atgal daug. Pastebėjot, šaika, pasirunčikai jau nebėra tos euforijos. Jau po sazančikų jau lėštukai nieko gero. Po sazančikų lėštukai kaip plotkutės atrodo. Toks jausmas, kad plotkės gaudyčiau. Nežinau. Įdomu, kaip čia bus. Jeigu tie sazanai taip ir nebeateisim daugiau. Aš kažkaip galvočiau, kad čia nebus toks variantas, kad
Jie ten migravo kažkur, visas pulkas. Man pavyko juos prisijaukinti. Ir kiek pavyko pagauti, tiek pavyko. O visą tą chebrą nuplaukė tolin. Kažkur kitur migruoja dabar. Tai galimai, kad jau čia nebebus. Bet kita vertus, tai dar gerai, kad jos mėgštukai atėjo ir to jau vis netuščia. Gali tai būti vėl, laikas sezanas pagaliau. Pagaliau. Pagaliau sezančikas. Šinkelą sulaukiau. И все. Važiuoja. Eina sau. Kedvytė, vis dėlto sulaukėm. Dabar svarbiausia įsitraukti, kad nenueiti. Nu, tikiuosi, čia sezanas kažkaip įdomiai. Pradėjo lengvai eiti labai. Pradžiai kaip ir nelabai lengvai ėjo. Jo, sezanas, turi būti sezanas. Nu negali taip karštis eiti. Šaika, nu negali karštis taip eiti. Negali. Aš tikiuosi, kad sezančikas. Blemba, tą valą užkabina, ar kas čia? Jo. Kas čia yra? Jo, tą valą užkabino, blemba. Sezančikas. Gerai, tiek to. Užkabino, tai užkabino. Teks vėl painiot. Kito varianto nėra. Ai, o, dabar atsikabino. Dabar kažkaip man reikia per viršų pereiti. O. Ir reikia man kažkaip tai paimti čirpaką. Pasiruošti. Jo, sezančikas. Viskas gerai. Sezančikas. Bet tai koks aršus. Nepasakyčiau, kad didelis, bet dodasi. Aš jau čia galvojau, rezgiau planus, kaip čia ką daryti, kad sulaukti to kibimo. Ir jisai pats tik tai ir atėjo. Vienas, vienintelis kol kas. Žiūrėsim, bus daugiau ar nebus, neaišku. Avo! Всё, сėdi. Va tai va šaika. Arunčikas įkalė sezančiką pagaliau. Super. Šaika, super.
turim kokių 3 kilogramčikų maždaug, gal ir ne, nu, kažkas tokio. Prašau šaiką, fukt ir sėdi, pagaliau aš jo sulaukiau, kai tada kybo be proto, tai dabar tik tai vienas paėmė. Bet tai va jėgelė, laukiau vis dėlto. Man atrodo, kad šį kartą ant 2 kukurūzų paėmė. Nu ką, jeigu vienas paėmė, tai sakau, gal paims ir dar vienas? Ar ant 3? Vat nežinau, nepamenu, ar ant 2 ar ant 3. Oho, kiek kormoranų varo žuvies gaudyti irgi. Į žvejybą varo visi kormorančikai. Ai, tu sau, kiek daug. Blemba. Reikia biškį stipriau užsimoti, kažkaip čia nekrenta prieš vėją. Neskrenda tiksliau. Kažką turiu. Ant sumušteko, bet įtariu, kad bus karšiai. Kukurūzą su sliekučiais 2. Ja, bus karšys. Bus leštukas. Bet tai va, tik padariau sumušteką iš karto, bat sėdi. Bent jau iš karto bylą apturėjau. Aišku, ne tą, ko man reikia, ko aš norėčiau, bet vis tiek žuvį pagavau. Leštukas. Ir toks bojavas, eik tu savo. O, matai, mėsos jiems reikia. Mėsytės leštukams. A nu ką, oho, oho. Tai kai čia kokio dydžio leštukas. Eik tu savo, hebra. Ne, tai ką žinau. Aš dabar viskas šitą, man atrodo, čia tokio dydžio. Čia nežinau kokio dydžio jisai, bet belen kokio. Nežinau čia. Jo, reikia jau iš sietelio mesti kažką į laisvę, padaryti mainus, nes ten bus pereboras ryškus. Bus negerai. Va čia tai leštukas. Eik tu sau, kokio dydžio. Šaika, jūs pavyzdėkit. Kokio dydžio leštukas. Ką? Normaliai, ne? Va čia tai benski. Va čia tai leštukas. Eina savo. Gerai, šitą įleidžiu. Einu permetu meškerę. Ir padarau aš šį tvarką. Pas savį sietelį. Nu, svarbiausia, kad yra veiksmas. Ką darysi, gerai bus ir leštukas. Dabar tą patį variantą darau. Dedu kukurūzą. Ir bandau vėl dėti 2 sliekučius. Mišlinukus. Kažkaip va taip va. Ir žiūrėsim. Nu bent jau leštukai tegul kimba, ką. Gerai ir leštukai. Svarbiausia, kad būtų veiksmas.
bet ant tos lūškės aš taip galvočiau, kad gali ir susinukas. Tai tiek išeina kažkaip sunkiai neįkūnė. Labai sunkiai. Gal reikia čia biškį, kažkaip biškį kitaip paduot, pabandyt. Nes kažkaip jį čia nelabai nori. Avo, vėl ant buterbrodiko. Bet vis dėlto liekutis su tuo kukurūziku tai dar veikia. Taip normaliai. Tik lėštukai. Kur tas lėštukas mano? Čia kažkur. Jo, vėl galingas lėštukas. Aha. Ir vėl kaladė. Nu jo, čia šį kartą gavosi lėštukų žvejyba, o ne sazančikų. Deja, bet ne sazančikų. Bet lėštukai tai gražu. O, šakela. Lėštukas vėl. Sazančikas yra. Yra. Lėštukų irgi smagu traukti. Ne taip smagu, bet smagu. Vis tik tai sliekiukas irgi reikalinga turėti prie savęs. Čia su tą mintim, jeigu sazančikai nekimba. Jeigu nori pagauti lėštuką, tai tada dedi sliekiukus prie kukurūziuko ir kimba lėštukai. Čia jau galėjo būti ir sazančiko kliovukas. Bet kažkas... O! Ar ne? Ar jo? Kas čia? Sazanas? Jo. Tai, kad sazanas vėl. Vėl sazančikas. Geras. Antras. Yes! Bet aš tikrai galvojau, kad sazanas įdinasi. Myk ir ramu. Aš tai vėl po kurio laiko myk. A, tada jau tik myk ir po to. Ai, nesau, antras sazančikas. Tai kai super. Nu, aišku, ne taip kimba kaip praeitą kartą, kaip pukleikos. Bet vis tiek išlaukiau. Pirmą dieną vėl nieko, antrą dieną parėjo. Nu, super šaika, super. Man patinka. Reikia gal dėl viso pikto mums pasiruošti čirpaką.
Kažkur čia arčiau. Kuriai pusė valas? Nieko nesuprantu. Va, kurioj. O, praėjo. Bet šitas geresnis, man atrodo. Jo, šitas bus geresnis už aną. Aik, tu jo, čia šitas geresnis. Nežinau kiek, bet daugiau. Toks įtarimas kyla. Nu, bandom paimti, nes jisai taip lengvai nepasiduos. Aš įtariu. Nu, bet tai vis dėlto išlaukiau. Ai, kaip gerai, kad sulaukiau aš jųjų. Jo, šitas gerulis. Opa. Šitas labai gerulis. Opa, yra. Yra šikela. Fu. Jo, eik tu sau, koks karosas. Tai kai ką? Kai šalka karosikas. Arunčiukui paėmė. Normaliai. Ir vėl, kai man patinka, kad arunčiukas vėl užsirovė ant karosų. Tai ką aš žinau. Ant 3 kukurūzų Lionka paėmė. Dabar šitas. Tai gal vis dėlto tų sliekučių nereikia dėti, gal reikia dėti kukurūzus ir viskas. Ir tikėtis, kad paršelis paims. Nu, Lionka, pavyzdėk. Va, Lionka, ant 3 kukurūzų. Bats tik tai vėl paršiukas. Ir vėl sazančikas. Super. Super. Oi, Lionka, kaip man patinka. Tėtis turėjo pavarti ne tu. Norunduška tu. Ai, aš vėlgi klips atleidau. Lemba. Nu, karoči. Dabar jau viskas. Jau biškelį pabūna. Nu, žodžiu. Reikia vėl eit atstumus matuotis. Enigma, kur tu esi? Eni? Enigma. Eni, tai čia. Ai va, kur tu? Palapiniai buvai, eik, šitą. Žiūrėk, tu vėl krūmuose. Parazitka tu maža. Palapiniai nebuvai. Jo. Tu nieko nesakai, palapiniai mėgi.
Turim šaiką, spėjau. Man atrodo, kaip jau sezonas. Kol aš jau vaikščiojau su savo meškerėm, žiūrėjau, jau čia purtosi galas vėl. Ai, bliamba, spėjau. Ir šitas nedirbti. Jo, šitas jau nedirbti. Krantą eina. Nu, bet neleščius. Neleščius. Vis tiek sazančikas. Vis dėlto atėjo mano sazančikai. Super. Labai gerai, kad jie atėjo. Aš tie mažyliai kažkaip palei krantą, blemba, daugiau duodasi. Nu, dičkiai daugiau vidury jaučiasi, kad traukia kažką. Ai, nu jie bendrai čia standartas kaip. Pagrindė tie tokie tarp 2-3 kg tam tarpe. Plius minus. Tai va šitie va pagrindė dziobina. Koksai sazaniukas. Koksai sazaniukas, rubuiliukas. Ja, čia toks kaip tas pirmutinis. Toks kaip tas pirmutinis. Nu, baig. Vis tiek, taigi toj plauksi, nesinervuok. Nedaryk čia man plionšo daugiau. Тихо, 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 тихо. Kasgi yra dabar. Tu gali ramiai pabūti. Biškelį. Alunčikas greitai. Taip, biškį papozuojam. Pasirodom, kaip atrodom. Nu, baig, tokie. Ko šir, ko tokie aršus tie mažyliai. O, šaikelė. Trečias pats. Šiandien nei vieno dar nemazinau. Tikėkimės, kad nemazinsim. Šiuo. Varom. Eina sazančikai šaika. Eina sazančikai. Jau trečias. Bet nieko nesuprantu. Visi ant tos meškerės. Kas švyr? Kas įdomiausia, kad praeitą kartą viskas kybo ant anos meškerės. Dabar viskas kimba ant šitos. Pagrindė. Dar ne vieną sezoną tos neištraukiau. Nieko nesuprantu. Kaip čia taip yra? Ir kodėl čia taip yra? Kam reikalas? Nu ką, vėl dedam 3 kukurūziukus. Aš taip įsivaizduoju, a ne? Jeigu dėt 4, kad daugiau užkiptų. Ką žinai, kaip tada būtų? Nu gerai, bent jau vieną dieną pažvejosiu kaip žmogus iš 2. Atsakau, rytinis vėjas, pasroviui, все, batai. Nifiga nieko nepagausi.
kartą. Man tai buvo. Kaip ten kiti sugeba pagauti per tą rytinį vėją smiltą. Nors niekas nepagauna per tą rytinį vėją, nors pagauna. Šaiką matėt? Geras. Vis dėlto atėjo dar vienas. Vakaro. 8 valandą. Vakarė. Dar vienas studentas. Šitala. Kaip jisai čia? Biškį nenori eit, tipo. Kažkas tokio. Eik tu sa. Bijau blemba daugiau veržt. Nes jau yra tai buvę ne vieną kartą. Tik pavirži tai arba atsikabina, arba nutraukia. Jaučiu gerulis. Vis dėlto čia jo dar šaka. Ketvirtas. Man atrodo lyg ir smagumėlis. Smagumėlis. Ketvirtas žuveliokas. Oba. Duoda biškį vaizdų. Toks įtarimas kyla, kad vėl kitą valą pagavo. Jeigu neklystu. Panašu į tai. Ar ne? Lyg tai jo. Gal ir ne. Man atrodo, kad vėl bus neblogas. Man taip atrodo, kad bus vėl neblogas šaika. Ja, smūgiai tokie neblogi. Bus vėl kokie tarp 4-5. Dar vienas toksai. Bet va tų paravozikų ir nėra. Vis viena. Jo, gerulis. Eina sau. O, vėl paršelis. Ir vėl paršelis. Jo. Vėl šaika gerulis. Bet kas įdomiausia, kad visi ant tos pačios meškerės. Kaip čia taip yra? Aš niekaip nesuprantu. Kodėl visi ant šitos? O, čia kaip jisai atsargiai įsisegęs į lupytę. Iš išorės. Kažkaip toks vaizdas. Nu. Kas čia? Ai ne, toks, norėjau sakyti, veidrodinis kiba. Opa, sėdi. Sėdi. Nu ką, šaika, dar vienas gerulis. Ir toks, sakyčiau, labai gerulis. Čia kaip veidrodinis atrodo. Ir kas čia jam nieko nesuprantu, žinai, kažkokie dideli. Visas žaizdotas. Čia kas tau? Ai, nu iš išorės akurat įsisegęs kablys. Jo. Op. Nu
Nu, bet rimtai, kokie bojavi žvinai. Kiek jis čia gali sverti? Kokius 5 kg? Nu, gal panašiai. Maždaug. Aš taip galvočiau. Bet tai blemba kokie paršeliai. Eina savo. Šaikela. Šaika. Dar vienas. Tadam. Ketvirtas paršelis. Augink raumenį. Davai, bachurs, varyk. Šaika, vo. Tiesiog super. Nemoku apsakyti. Negaliu, kaip man patinka. Oi, tie sazančikai, vis dėlto susilaukiau šiandien klevuko sazančikų. Nesusilaukiau. Eina savo. Vėl aš euforijoje. Kaip man patinka, negaliu. Bet gerai, kad buvau prie meškerės. Spėjau pagauti. Jau jisai ją vilso. Opa. Ai, tu sau. Nuleidau palei tašką, biškį gal per anksti. Ai, kaip negerai. Nu jo, biškį reikėjo palaukti. Bet jautėsi taip. Cink, ir prabramkiau. Baliamba, nu. Nes prasileidau į taškelį. Ai. Palei dugną. Jo, reikėjo dar laukti. Yra. Dar vienas. Šitas jau rimčiau kalė. Yes. Šitas jau kalė rimčiau. Šaika dar vienas. Eik tu savo nuėjo. Ai. Lemba. Kas čia buvo? Net pasakyti pavadėlį nutraukti. Ne, atsikabino. Eina savo. Bet tai kaip jisai taip? Aš nesuprantu. Taigi kas svarbiausia, jau buvo pasikirtęs. Tempė tą meškerį. Blemba, nu. Nesuprantas. Atėjo vakaras ir prasidėjo mazinimai. Vieną nepakirtau, kitas atsikabino, kitas vėl atsikabino. Eina savo. Negerai.
Ir vėl kai rodė, fiksavo. Ir šitas kaip priplėjusias dabar. Vos spėjau dobėti. Gerai. Jau žiūriu, miškirė važiuoja. Ахидеть. 9 valandos jau. Galvoju, viskas jau tikrai nieko nebebus. Pradėjau pakuotis. Tai jau kai kalė. Nu, tikėkime, šitas neatsikabins. Jeigu neklystu, jau kelintas, nežinau. Jau vėl pasimečiau skaičiuose. Jau vėl tas pats. Einas sau. Gerulis. Tėti, ko tu ten nerimsti? Taigi čia tėvas. Apsiramink. Vaikai jau nervuojasi. Aina sau ir vėl sazančikas. Bliam, nesitikėjau. Negalvau, viskas baigėsi, sazančikai. Pasirodo, ne. Dar nesibaigė. Dar pareina vienas kitas. Gražus saulėlydis ir gražus sazančikas. Aha. Bet geras, jau viskas, jau nėra tos tokios euforijos, kad vau, aišku, ten žiauriai faina traukt, bet nu, pirmas kartas visą laiką būna toksai, vau, o paskui jau antras, trečias ir ketvirtas jau atrodo, jau čia, jau viskas normalu, jau čia taip turi būti, jau nėra čia jokio stebuklo. Nu jo. Galingi tie sazančikai, galiu pasakyti. Oba. Aišku, ne tie, kur po 15 kg, bet galingi. Blemba, biškai šito čerpoko kotas per trumpas. O, sėdė. Šaika, sėdė. Ai, tu savo, vėl gerulis. Ir vėl gerulis. Vėl toksai tarp 4 ir 5 turbūt, ar kiek čia jisai, nežinau. Ai ne, čia pakankamai lengvai atsikabino. Nu, prašau, šaika. Vėl sazančikas, vėl gražuolis.
Ну супер. Супер шайка, супер. Bant. Šaika jau nežinau kelintas, bet vėl sezančikas. Vėl toks neblogas riebuilis. Yes. Сазанчик. Вėl sazančikai gyvino. Ну смогу. Красава. Šaika, man atrodo, dar kažką pasikinkiau ant pabaigos. Geras. Bet įtariu, kad arba karšiukas, arba nediskas. Nediskas sazančikas. Kažkas iš tų. O svarbiausia, jau buvo atsisveikinęs. Va taip. Kol kroviau sutaiktus, tai bat. Ui. Kas čia buvo? Sazaniukas bus. Pagal tai, kas čia vyksta, tai jo. Bus sazaniukas. Tai įtariu, rytoj čia kibimas irgi bus. Neblogas. Pagal tai, kaip čia vyksta. Viskas. Nežinau, jau čia irgi kelintas. Oba. Aš tai sakyčiau, tiesiog nusimėjau. Dabar skaičiuodamas pasimečiau. Видите, вот ярко, сколько года уже. Гарантия. Две-три волганутые. Вы такие архитектуры просто попытаться.
Šaikelą. Dar vienas. Tai va. Ne, čia gal biškį didesnis negu tie, kur tarp 2-3. Tai gal sakyčiau. 3 su kapeikom. Kažkas tokio. 3,5 jau neša. Gal ir apie 4. Ne, apie 3,5. Tas pelekas, tai ką žinau. Nu ką chebrytė, super. Prašau, šaika. Vakarinis. Įtariau dabar tikrai paskutinis. Super žvejyba. Vėl kosmosas, vėl gavosi žvejyba. Ką, draugelė? Varyk. Varyk, varyk. Varyk, varyk. Šaikelas, super, dar vienas. Nu viskas, draugai. Ai, baigsiu dar vieną savo kosminę žvejybą. Šitą aišku ne tokia kosminė, kaip ta buvo, bet irgi viskas kardinaliai pasikeitė per vieną dieną. Baigėsi rytų vėjas, pradėjo pūsti vakarų, šiaurės ir super viskas gavosi. Vėl. Kažkaip man neįdomi gaunasi. Pirmą dieną nieko, antrą dieną viską sugaudau. Na aišku, pas mane taip gaunasi, kad pirmą dieną atvažiuoju ant rytų vėjo ir viskas pasisuka ant kitos dienos. Tai dar viena superinė žvejyba. Nežinau, jau reikėtų kažką turbūt kitko pradėti gaudyti, nes nu 2 žvejybos iš eilės, sazanai, karšiai. Tai kažkaip, ką žinau, negi dabar 3 dar tokia suksi. Reikia biškį pailsėti nuo šito viso, nes jau biškį pradeda kažkaip ne tai, kad atsibosti, bet ta prasme jau nebejaučiu to tokio cinkelio, kaip pirmą kartą, kaip pirmą dieną, tai ten aš buvau, nežinau, kažkas wow. Dabar jau taip smagu, bet jau nebe tas vis tiek. Nusakau, reikia pertraukos, kad vėl būtų wow. Tai žodžiu, šiai dienai užteks vienos nakties, antros nepasiliksiu, nes, kaip ir minėjau, ryte nekimba, kažkodėl tai taip kaip vakare. Tada jeigu pasilikt, tai tada, jeigu pasilikt per naktį, tada reikia visą naktį vėl nemiegot, jeigu nori naktį kažką pagauti, arba atvirkščiai visą naktį miegoti ir tada tik tai, o man atrodo vėl kimba, ir tada tik tai visą naktį blemba. Negi vėl sazančikas. Šaika, man atrodo, tuoj aš mesiu kamerą. Arba sazančikas, arba mėlačius kažkoks. Nežinau kas, bet kažkas kimba. Ne, nu negali taip sazanas kibti. Su tokiais patampimais. Ar gali? Gal gali? Nežinau. Blemba. Gali ar negali? Tai kas šitaip kimba? Nu vis dar tampo. Kažkaip nesitikė, kad čia sazano kibimas. Ne, čia turbūt smulkmė. Greičiausiai. Nes prieš tai podlėščiką ištraukiau, tiksliau sausarūrį. Tai čia greičiausiai bus vėl kokia tai smulkmenėlė. A ne? Ar kas čia? Ir ta pati atsikabino. Tampė, taip ir nesupratau, kas ten buvo. Nu toj dar užmėsiu kartelį, nes vis tiek dar pašariuko yra, dar kol susirinksiu viską. Tai maža ką, gal dar koks paims paršelis. Gal kokį rekordinį kalsiu dar ant nakties, bet ne, jau čia jau viskas. Jau eina link pabaigos.
tas jų kibimas. Bet čia tikrai ne sazanas, ne, sazanas taip, būna, kad tampa, bet kad taip ilgai tampyta, tai taip nebuvo dar. Čia kažkas tai kitko. Kažkokia smulkmė. Tai žodžiu, šaika, viskas. Atsisveikinu su jumis. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū už gražų žodį, ačiū už laikus. Ačiū, kas prenumeruojat. Ir iki kitų susitikimų. Iki.